Prisėsk, kokia dabar pavadinama? Lietuvių. Jeigu tokia, jeigu nenueisi, tai teisingai. Sužinosi, kas ten buvo. Bet Paulina, tu gali man išversti lietuvių kalbą, kas čia vyksta, nelabai? Ta prasme. Ta prasme, tu žinai, kad penktadienį buvo tavo tėvai čia? Aš žinau. Ir jūs pašnekėjot namuose, nutarėt kaip? Ir aš nusprendžiau, kad aš noriu mokytis čia ir tėvai Na, tai pritarė mano sprendimui. Sveikinu, reiškia, pasirodo, jūs nusavinot mūsų gimnaziją. Neblogai sugalvota. 3 pasitarė ir pasakė, mes čia norim. Aš noriu būti Lietuvos prezidentas, bet man neleidžia. Ne, Paulina, taip nebus. Gal tėvai ko nors nesuprato, aš rodos aiškiai pasakiau, yra tik 2 variantai. Arba mes tave pripažįstam nepakaltinamą, išversiu, psichinę negalią turinčių žmogumi. Gal tėvai to nesuprato, aš nenorėjau jiems sakyti to žodžio psichinė, bet tau tai turiu pasakyti, ką reiškia nepakaltinamas žmogus juridiniais terminais. Tu žinai, ką reiškia nepakaltinamas? Tie, kurių neteisė. Tie, kurių neuždaro kalėjimą, bet uždarė ligoninę. Arba tu turi išeiti. Kaip jūs čia dabar taip sugalvojat, kad Paulina yra išskirtinė per 25 metus? Kuo tu išskirtinė, tu man pasakyk? Reiškia, visiems galioja taisyklės, o tau negalioja. Tėtis čia atėjęs pirmiausiai atakavo mane, kad vaikas ant nervų krizės ribos, vos ne ant savižudybės suprast slenkščio. Ir aš pasakiau, taip, vėl yra juridinė teisė, sergančių neuždaro net į kalėjimą. Net susirgęs Lukiškėse, tu perkeliamas į ligoninę. Tai tu sergi? Ar nesergi? Mane šiandien ištiko šokas, kai aš sužinau, kad penktadienį tu buvai čia mokyklai. Jo. Sveikinu. Reiškia, o tėvai sudarė tokį įspūdį, kad aš supratau, kad tu guli ligoniniai labai sunkios būsenos. Gulėjau. Bet penktadienį jau negulėjai. Ne, bet apie mano būklę, tai čia daktarams ir specialistams geriau žinoti. Bet Paulina, artimiausiu metu tu turi išsiaiškinti su gydytojais ir variantai. Jeigu jie pripažįsta, kad tu esi nepakaltinama, kad tavęs negalima bausti, tavęs negalima skriausti, su tavim reikia elgtis labai švelniai, tai vėl tėvai, kurie, aš supratau, tave labai myli, turėtų pagalvoti, yra tos mokyklos, kur mokosi tokie vaikai, tu turėtų pasirinkti. Jeigu tu nesutiksi, taip žinodami, kad tu esi nepakaltinama, turi psichinių problemų, mes skirtingai negu kai kurie, mes antrankių tau neuždėsim, neišvesim iš čia, bet tu nebūsi testuota, nei už ką. O dabar tu žadėjai į lietuvių kalbos pamoką kokiu tikslu? Tu nebūsi testuota, gal tėvai nesuprato, nepakaltinamas žmogus gali būti kur nori, bet tik tai gauti gimnazijos atestatą. Tu turi supratimą. Tu žinai, kad kartuoja vieną abiturientę kursą? Girdėjai. Tai buvo medikų rezultatas darbo. Tai tu čia gali būti, aš tėvam pasakiau, tu kol sergi, gali būti tiek, kiek nori, bet tu nebūsi testuota nei už ką. Nei už ką. Dabar tu atėjai į mokyklą, tu galvok protu, vis tiek, jeigu tu sąmoningai suvoki, tai kaip išeina, reiškia, tu gali daryti, ką nori ir niekas tau nieko negali padaryti. Tavo tėvai su savim pasitarė, kad tu nori, 5000 žmonių norėjo ateiti į tą gimnaziją, bet neatėjo, todėl kad, nepateko, ir viskas, tai jų norai verkia, kiekvienais metais, ar tu nematėjai stojantis, kaip verkia, likę pirmas už brūkšnį. Bet Paulina pasirodo yra kažkoks kitoks, jeigu jį nori, tai gali būti. Nebūsi. Gal tėvai nesuprat, nei už ką nebūsi, reiškia tik 2 variantai, arba tu psichiškai nesveika, arba tu išeini iš čia, viskas, kitaip nebus. Jūs galite pasiekti, tėvai pasiėmė kopiją to rašto, kur pasirašym, aš supratau, jūs eisit į teismą, nėra problemų, aš eisiu. Aš eisiu bet kur į teismą, aš tėvus įspėjau, mano šeimoje 4 advokatai gal kaip nors apgins. Neapgins, nėra problemų, aš išeisiu iš čia į kalėjimą, kur nori, bet tu nebūsi čia. Šatas, viskas, kaip nori. Sakyk, sakau jūsų kalba, kad jūs suprastumėte.
Tu galvoji, jūs šeimoje pasitarėt, jūs kalbate tik apie save, o kas kalbės apie tos 300, kurie lieka, kas kalbės apie tos 1000, kurie ruošiasi ateiti, apie tuos, kurie 25 metus šventėmės šeštadienį, kurie baigė ir kurie dabar sužinotų, kad viena Paulina gali pakeisti visą tą gimnaziją. O taip, juodų brūkšnių perbraukia ir pasako. Taisyklės, burgis, neaiškinkit, mes norim, aš noriu. Nu ir kas, kad tu nori? Ar tu manai, kad aš nežinau, kad tu nori? Reiškia, kad tu norėjai užsirūkyti, tu užsirūkėjai, tu nori būti ir tu vėl būsi, ne? Tu norėsi pavogti ir pavogsi, tai taip ir nueisim iki absurdo. Nenueisim. Paulina, aš esu šoke sužinojęs šįryt, aš atėjau ir iš karto man rankos dreba, kai sužinojau, kad tu penktadienį čia buvai, kai mes su tėvai šnekėjom. Tai yra chamizmas, aš to pasakysiu tiesiai. Tai yra pastyčios. Jeigu aš būčiau žinojęs, kad tėvai čia sėdė, o tu ten kažkur mokykloje, tai yra absoliučios patyčios. Jūs pasityčios iš visos švietimo sistemos, iš mūsų 25 metus švenčiosios gimnazijos. Kas čia per tėvai, aš nenoriu domėtis, kad nebūtų jokio šešėlio. Aš nežinau, kad tavo tėvai ir nenoriu žinoti. Bet jie elgėsi nenusakomai. Nu, tai, aš dar tu pasakysiu, šiek tiek mane stabilizavo. Prieš 15 minučių paskambino Juozo Purtoko mama. Tavo tėvam reikėjo girdėti, mamai reikėjo girdėti, kaip šnekėjo Juozo Purtoko mama. Jie atsiprašė, jį padėkojo, kad aš stengiausi padėti Juozui. Jie net pasisiūlė padėti išleisti mano knygą, žinoma, aš atsisakau, bet tai yra, ir aš jai pasakiau. Taip, jie pakilėjo save į aukštesnį lygmenį, bet aš jai pasakiau tai, ką sakiau ir tavo tėvam, ką ir tau sakau, jūs tikrai šnekėkit su gydytojais. Čia yra patologija, čia yra medicininis atvejis. Nu, tu miršti, alpsti, kaip aš supratau, dėl ko po galais? Jau negaliu nesikėkint. Kas čia tokia atsitinka pakeitus mokyklą, aš pagalvoju. Tūkstančiai, sakau, mokosi aplinkui. Nu, o tu, reiškia, esi princesė, tau būtinai reikia čia. Nu, aš nesimokau Harvarde, bet aš labai noriu. Bet jeigu aš norėčiau Harvardą, atsisėdu Harvardą, tai sakyčiau, aš noriu čia, aš mokusi. Nu, tu, Paulina, tu pagalvok, dabar aš pareinu iš paskaitos studentų, dabar studentų, 1000 studentų kasmet išmeta. Ir tave išmes galbūt kada nors. Ir ką, tu, reiškia, ateisi, turi atsisėsi ir sakys, ne, aš nesutinku. Jūs mane išmetėte, aš nesutinku, aš vis tiek čia mokysiu. Tu košmaras. Kaip jūs dabar, aš savo monologą baigsiu, bet tu man papasakok, bet kažkiek, nu, jeigu jauti nors kažkokį žmoniškumą, tu man papasakok, ką jūs penktadienį, vakare, šeštadienį, sekmadienį su tėvai šnekėjot. Nu, kaip jūs tą įpakavot, kad tu toliau mokysis? Na, aš tiesiog pasakiau, kad aš noriu toliau mokytis ir kad nenoriu keisti gimnazijos kitos. Ir jie palaikė mano sprendimą, neprieštaravo, kaip sakyti. O apie mus, apie gimnaziją buvo šiek tiek toliau. Ką turi daryti gimnazija? Nebuvo. Reiškia, žiūrėk, čia princesės sindromas. Aš noriu, tėvai Ta prasme, kad nebuvo kalbos. Nu, nebuvo, bet reiškia, tu, Paulina, bet dabar, ar tu supranti, Paulina, kaip yra, reiškia, jūs šeimoje sutarė, tu nori, tėvai tam pritarė ir tu mokaisi. Nepriklausomai nuo to, ką tu darysi. Tai tu padėksi dabar tą gimnaziją. Tu užsirūkėjai, dabar tu padėksi ją. Nu, kadangi tau... Kodėl padėksiu? Nu, todėl, kad užsirūkėjai, tai beveik tas pats, kas padėgiai. Vidury miestų užsirūkėjai, pažemina mūsų gimnaziją. Bet tai ne gimnazija. Kaip ne gimnazija? Kodėl užsirūkiau ir padėksiu gimnaziją dabar? Nu, todėl, kad tu užsirūkydama pažeminai mūsų 25 metų darbą. Įsivaizduok, tuo metu licėjaus moksleivis pamatė tave. Ir kažkokiu būdu jis žino, kad tu esi mūsų gimnazistė. Nu ir viskas, ir pasako. Tai ką ten aiškina Burgis apie taisyklės, va žiūrėk, Paulina eina, nieko tokio. Aš nesuprantu, kaip tu ir tavo tėvai nesupranta, kad negalima peršaukti be dugnis 2 šuoliais. Negalima, aš tai padariau, bet nieko tokio. Dabar jau čia tragikomedija, reiškia, tėvai tai, reiškia, suprato, kad iš viso jokios bausmės negali būti. Tu esi ant nervų krizės ribos, tavęs iš vis baus negalima. Nu, pas mus nenumatyta kitokių bausmių, kaip pašalinimas už 4 taisyklės pažeidimą. Nu, nenumatyta ir viskas, kad nereikia. Tai yra varpo gimnazija, pereik per kelią ir mokykis. Bet to principo, aš noriu, tai nėra niekur gyvenime. Pasaulyje nėra niekur. Ar jūs nesuprantat? Aš noriu.
Sakau, tu nueik po ten, atsisėsk auditoriją ir sakyk, aš jau noriu studijuoti, man nusibodo gimnazija. Nu ir kaip tas atrodys? Taigi tave iš ten, iš bet kur, iš Harvardo, iš Oksfordo tave supakuos greitoji ir išveš. Manęs klausė, ar aš noriu išeiti iš gimnazijos ir aš pasakiau, Aš tavęs neklausiau, bet aš tavęs neklausiu. Nu, man nereikia klausti, aš žinau, kad tu nenori, bet man tai nieko neduoda. Absoliučiai nieko neduoda, kad tu nenori. Čia neišėjo ne vienas norėdamas, ne vienas. Tuos, kuriuos išmetėm, žinoma. Aš ir tėvam pasakoju, keli išėjo savo norų, nieko tokio. Bet tuos, kuriuos išmetėm, tai ne vienas neišėjęs norėdamas išeiti. Kaip tu nesupranti? Aišku, kad tu nenori, bet tas nieko nekeičia. Visiškai nieko nekeičia. Aš sakau, aš vos susilaikau dabar, aš galiu iškviesti medikus, aš galiu iškviesti policiją, bet, Paulina, tu suprask, šiandieną yra paskutinė diena. Reiškia, jeigu tave tėvai myli, jeigu tu supranti pati, nors kažką supranti, tu išeik pati, nes rytoj aš įjungsiu, aš tėvus įspėjau, aš įjungsiu tokį variklį, kad tave sutriuškins, iš tavęs nieko neliks. Juk aš sakiau, aš paskelbsiu visose įmanomose žiniatinklio kanaluose, viešai iškviesiu žurnalistus, kad tave fotografuotų, pripažintų neįgalia, nepakaltinama. Visur įspėsiu visus tėvus, visus moksleivius. Iš karto dieninę rytoj iš pat ryto parašau. Paulina Vadzikauskaitė yra nepakaltinama. Mes turim tai žinoti, ji neišeina iš mokyklos, išvestinti mes jos negalim, nes tėvai aiškina, kad ji yra ant nervų krizės ribos. Bet ji yra nepakaltinama, būkite atsargus, žinokite visi, visus įspėsiu, visus moksleivius, visus tėvus, visus mokytojus įspėsiu, tavęs atestuoti negalima, tavęs klausinėti negalima. Nu, galima klausinėti, galima leisti tau net kontrolinius rašyti, bet tas nieko nereiškia. Mes tavęs jokių būdų netestuosim. Nu, nepakaltinami žmonės negali būti atestuojami kaip normalų žmonės. Tai tu, Paulina, truputėlį atsipeikėk. Reiškia, nepavyks jums trims pakeisti gimnazijos, nepavyks. Jūs kažkaip užmiršot galvoti apie tai, kad jeigu tu čia pasilieki, tai kaip aš priimsiu jau, pažiūrėk. Spalio 25 dieną pirmasis mokslo lyderių turnyras. Aš ateinu, tu prisimeni, kaip aš ateinu į salę, pradedu šnekėti, kad yra pas mus 10 taisyklių, yra 4 taisyklė, nu, net akmenimis lyjant, tu jos pakeisti negali. Ir tik dėl to, kai kurie tėvai atiduoda savo vaikus čia, kad čia negalima rūkyti, negalima gerti. Tik dėl to atiduoda. O ne dėl to, kad čia mokytis kaip nors. Tėvai, visi tėvai, kaip ir tavo, nori, kad čia būtų kažkaip labiau saugiau nuo tų žalingų įpročių. Ir aš Juozo mamai pasakiau, kad jūs būtinai turite konsultuoti su psichologais, psichiatrais, psichoterapeutais, nes su Juozu irgi yra kažkas visiškai ne taip. Nu, taip negali būti. Reiškia, žmogus išmestas, pasirašęs vos ne krauju, kad jis nieko nedarys ir vėl čia pat užsirūko, tai čia tu pati pagalvok. Tai yra psichikos klausimas, o ne žmogaus klausimas. Už to slypi kažkas tokio, kad jis nesiorientuoja aplinkoje, jis nesuvokia savo veiksmų pasekmių. Bet dabar tu mane šokiruoji, aš su tavim šneku, taigi lyg ir matau blaiviai mąstančią, juo labiau, kad tave gynė, aš tėvam perskaičiau tavo klasiokės laišką ir sakyta. Bet tu dabar elgiesi taip nenuspėjamai, nenusakomai, kad tai yra klinikinis atvejis absoliučiai aišku. Tu kartuoji ir kartuoji, aš noriu, tėvai mano norui pritarė ir aš pasilieku. Bet juk tėvam pasakiau, kas bus, jeigu tu pasiliksi ir neišeisi. Ar jie tikrai nori, kad tu būtum pripažinta nepakaltinama, o tai reiškia turinčia psichinę negalią? Taigi tavo visas gyvenimas užlaudytas. Tu pagalvok, tu išeisi, kur tu bepakliūtum, visi, kiek aš pasieksiu, tiek visi sužinos, kad tu esi psichiškai nepakaltinama. Tu nesuvoki savo veiksmų padarinių, tėvai tave pridengia, bet aš tai nepridengsiu. O kukalta ta mergaitė, kuri kartuoja kursą, o tokių čia jau yra 5 ar 6 atvejis. Taip, žmonės palūžta. Bet tėvai kažkaip neišgirdo, reiškia, jūs esat kažkokie kitokie. Visi tie, kurie negalėjo baigti mokyklos dėl psichinių negalių, tie buvo kitokie. Ne kitokie, jie irgi buvo tokie. Taip ir tavo tas isterinis norėjimas, tėvai, reiškia, šoko ginti, tu taip isteriškai nori čia pasilikti, kad tėvai bando apginti tavo gyvybę ir sveikatą. Gyvybę ir sveikatą.
Bet tai gal tu, Paulina, atsipeikėk ir tėvam pasakyk ramiai, kad kas čia tokio yra gimnazijoje, kad tu čia būtinai čia turi norėti. Tai gal tu jauti, kad tu kitoj mokykloje dar greičiau būsi demaskuota ir tavęs ten irgi nelaikys. Gal mes to nežinom. Gal tu vartoji LSD, marihuaną, dar ką nors. Ir tu bandai čia prisidengti, kad jau dabar rūkymą demaskavom, tai gal daugiau nieks nepuls, tu esi atseit, kaip čia, kritiniai psichikos būsenoj. Ne, nebus taip. Jeigu yra taip, kad tu jokių būdų negali išeiti į kitą mokyklą, tai kažkas yra už kadro. Taigi tu mokys kitoj mokyklai, kai pas mus ateidama, ir nieko tokio. Bet dar kartą, Paulina, tu būk bent kažkiek protinga. Tu nori sužlugdyti savo gyvenimą, tu nori, kad aš pirmą kartą per 25 metus pripažinčiau nepakaltinamą. Bet aš neturiu kitos išeities. Aš tėvam pasakiau, aš nepykstu nei ant tavęs, nei ant Juozo. Jūs esat vaikai, jūs esat paaugliai, ką padarysi, visai yra. Bet tas tavo dabar elgesys yra absoliučiai unikalus. Tavo ir tavo tėvų. Nie karto nebuvo, aš sakau, mes išmetėm, aš bandžiau skaičiuoti, mažiausiai 30 per tos 25 metus. Ne vienas nenusižudė ir ne vienas aš nežinau, kaip jo tolimesni keliai, bet ne vienas nebuvo taip užsispyręs, kad ne aš neišeisiu. Aš sakiau raštinė čia, sakiau tavo auklėtojai, kad aš iš tikrųjų jaučiuosi kaip, toj ligoninėje, kur duris beranginu. Aš bijau, kad atsitiks kažkas labai nenuspėjamo. Kai tas vyrukas, laimė, kad jis jau nebebuvo mūsų gimnazijos, kai jis su kastuvu įėjo visas kruvinas pro šitas stiklinės duris išdaugdamas stiklą, tai aš gailėjau tik to, kad aš per vėlai pasakiau tėvams, kad jis turi psichologinių problemų. Bet tada jis išėjo į kitą mokyklą ir paskutinis lūžis buvo, tėvai išsiskyrė, jis lūžo. Ir po pusmečio mirė. Vaikai tokie, ką tu padarysi. Taigi aš nenoriu tau bėdos, bet ar tu dabar mane girdi, ar tu tu supranti, kad negalima užsispirti čia likti vien dėl to, kad tu to nori. Ar tu tą supranti ir nelabai? Supranti. Ar tu jau galvoji apie alternatyvą, kur tu išeini, kaip tu išeini, į kurią mokyklą. Dabar mamai Juozo aš ramiai pasakiau, kad būtų dar gražu, kad Juozas grąžintų knygas. Aš galvojau, kad šiandieną tu ateisi į gimnaziją, grąžinti knygas, atsiskaityti su gimnazija. Galbūt tu norėsi pažymos, kokius tu pažymus per rugsėjo mėnesį gavai, bet nedaugiau. Ir kai aš sužinau, kad tu čia buvai penktadienį ir kad tu dabar atėjai ir sėdi pamokose, tai kaip tu tai įsivaizduoji? Taigi dar kartą, Paulina, aš tau duodu tik pusę dienos. Tik tiek. Reiškia, rytoj iš ryto tu ateik, telkrataraštis. Taip, rytoj iš ryto aš čia būsiu. Ateik prieš pamokas ir pasakyk tavo ir tavo tėvų pasirinkimai. Mama dabar, žinau, vėl aiškins, kaip aiškino auklėtojai, pirmiausiai, kodėl jūs man nepaskambinot? Ir aš pasakiau, o kodėl Paulina nepaskambino prieš užsirūkydama? Ne, tu tėvų neinformavai, kad rūkai. Kodėl? O dabar staiga pasirodo, mokykla turėjo pasirūpinti tau pridegti, ar kaip, kai paskambinti mamai, dabar mes tau pridegsim. Aš kaip supratau, kad mokykla turėjo paskambinti, kai buvo kviečiama pas jūs. Kodėl? Prieš tai. Kodėl? Paaiškink man, kodėl? Tėvai yra atsakingi dar, kadangi aš nepilnametė. Bet tu matai, kaip... Tai jie turėtų vis tiek. Bet tu matai, kaip jie atsakingi. Tu pastebi. O dabar taip ir eisim į teismą, reiškia, tėvai taip sakys, jūs turėjot, tai, gerai, mes būtume paskambinę ir pasakę, kad mes tave šalinam, tai būtų geriau? Ne, bet jie esmė, kad dar nežinojo, tik jis atėjo ir man pasakė. Ko nežinojo? Jūs visi trys pasirašėte sutartį ir ko jie nežinojo? Primink man. Jie nežinojo 10 taisyklių? Dėl pokalbio. O kokio pokalbio? Kad ateiti už poros valandų į pokalbį. Tai tas pokalbis nieko nereiškia apskritai. Vis tik tu esi pašalinta. Kokios pokalbis? Aš tau parodysiu, tai aš apsidžiaugiau, kad man pasirodė, kad tėvai jau suprato, kad jie pradėjo klausti, kur čia dokumentai, teisiniai aktai. Pažiūrėk, įstatų 32.3 punktas.
direktoriaus teisės priima mokinius, universitetų nustatytą sudaro mokinius, gali pašalinti mokinius iš gimnazijos. Nu ir viskas. Ko čia dėti tėvai, nesupratau. Tu pasirašėjai, tėvai pasirašė, kad sutinkat su taisyklėmis, kurios galioja mūsų gimnazijai. Nu ir viskas. Tai dabar įsivaizduok, nepilnametis vairuoja automobilį, tai sustabdę kelių policininkai pirmiausia turi skambinti tėvams ar kaip? Ne, jie pirmiausia atima automobilį. Išsodina tą moksleivį ir viskas. O po to, tai dėl to aš tave pasikviečiau ir tu pasirašėjai ant to įsakymo, kad tu jau tikrai žinotum, kad gali informuoti tėvus, kad veiksmas vyko, o tai kokį dar. Ką įsivaizdavo mama, kad klasės vadovė paskambina ir sako, ką sako? Ką jie turėjo sakyti? Aš negaliu kalbėti savo mamos vardu, aš nežinau, ką dabar. Nu, bet tu dabar ką tik irgi bandėjai pasakyti, kad mes turėjom informuoti tėvus, aš su tavim šnekėjau tada, kai tu pasirašėjai. Dėl ko informuoti? O tu negalėjai. Dėl viso šito. O dėl ko viso šito? Tu užsirūkėjai, tu galėjai iškart paskambinti mamai, mane išmetė iš gimnazijos. Kokios bėdos? Ar tu paskambinai iš Vilniaus? Ne. Tai kodėl aš? Aš vykdau savo pareigą, o tu savo pareigų nevykdai. Savo vaiko pareigų prieš tėvus. Matai, kaip įdomiai gaunasi. Ar tu tikėjai kaip? Aš žinau, kaip tu manai, kad tai čia gal atsiprašysiu, gal čia nieko nebus. Nebus kitaip. Ir čia bėda yra tai, kad jūs pasirašėt sutartį, jau iš anksto galvodami, kad čia yra tai. Čia visur, žinoma, čia yra taisyklės visur, pasirašom, čia viskas. Bet kai jeigu kas atsitiks, tai čia susitarsim. Tavo mama su manim taip šnekėjo telefonu, kad buvo, aišku, mes susitiksim ir susitarsim. O ir ne. Niekada. Nė už ką. Todėl, kad jūs kažkaip susireikšminat iki dangaus. Lyg jūsų šeima būtų kažkokia, aš nežinau, iš kosmoso. Kodėl būtent jūsų šeima? Kodėl to abituriento, kurį abiturientą užpernai pašalinom? Irgi mama aistras čia bangas kėlė, bet mes pašalinom, tai ir kas tokia. Po to mama čia visur reklamavo, kad jis baigė Prienuose, Jiesnė neprisimenu, mokyklą ir labai gerai išlaikė valstybinį egzaminą, tai aš pasakiau, taip, geriausius mes šalinam iš gimnazijos. Ten buvo klausimas apie lankomumą ir pažangumą. Tai ten buvo kitaip, todėl kad ne ketvirtoji taisyklė, taip, kelis kartus su to vaiku, su jo mama, su vaiku ir mama už šito stalo, aš visai bandžiau įtikinti, kad jis lankytų pamokas, kad jis mokytųsi. Ne, tai ne, ir pašalinam. Bet čia atvejis visai kitas. Čia nėra jokio kito sprendimo. Nėra jokio kito sprendimo. Paulina, tu supranti, kad dabar visa gimnazija laukia. Kaip čia su Paulina bus pasielgta? Vos tik aš pasielgsiu kaip nors ne taip, kaip su visais iki šiol buvusiais, tai gali įsivaizduoti, kaip mane paduos į teismą tų, kurie buvo išmesti. Tie 3 vyrukai, kurie buvo per 3 sekundės išmesti iš gimnazijos. Tai jie sakys, tai kaip, reiškia, dvigubi standartai. Tėvam aš sakiau ir tau pasakau. Jeigu tu dabar ateini į mokyklą ir nueini į klasę, tai tu man spjauni veidą ir visiškai visi gali man spjauti veidą ir pasakyti. Penktadienį buvo purtoko. Paulinos tėvai davė normalų kyšį direktoriui ir viskas nurimo. Buvo aistros išmetam ir staiga pasirodo, tėvai atėjo, užmokėjo ir viskas. O kaip tu kitaip paaiškinsi? Kaip aš galiu rodyti, kad nieko negavau ir vis tiek taisyklė neveikia? Kodėl? Kaip tai ir nebūna? Ar aš patikėčiau, kad licėjaus direktorius, pavyzdžiui, Jurkevičius man pradės aiškinti, šitą mes išmetėm, o šitą mes nemetam, todėl kad aš pasakysiu, Sauliau, gavai normalų kyšį arba koks nors tam ministro vaikas pasirodo, kad jam taisyklės kitokios. Ne, Paulina, nieko tokio. Dar kartą, aš tau sakiau, ir tavo draugiai, kuri laišką rašė, visai klasėje aš atsakinėjau, sakiau, mane tai stulbina tas, kad tu taip sureikšmini, aš noriu. Dukra mano, juk aš turiu, visą mokyklos laikotarpį aš jai kaliau, Vaiva, gyvenimas negrindžiamas žodžiu noriu, gyvenimas grindžiamas žodžiu reikia. Dabar aš didžiuojuosi, štai mano du anūkėliai Stokholme, teisininkė. Panašu, kad man pavyko įtikinti. Gyvenimas negrindžiamas žodžiu noriu. Negrindžiamas. Noriu, maža ką noriu. Taigi dar kartą, aš niekaip nesuprantu, kodėl jūsų šeima čia kažkokia isterija gavosi dėl to, kad reikia pakeisti mokyklą. Aš 3 kartus keičiau mokyklą, nes tokios aplinkybės.
Mokiausi Venskų pradinė 4 kartus. Krasnojarskij kraj, Tarhanskij selsavėt, Venskų pradinė, Priekulės pradinė, Priekulės vidurinė, nu ir ką šitokio. Pamanyk. Ir aš būčiau pasakęs, ne, aš nesutinku. Nu, nesutinki tavo problemas. Kažkada aš vaikam sakiau, jeigu manęs paklaustum, ar aš norėjau eiti į mokyklą, aš negalėčiau tą klausimą atsakyti. Aš tiesiog niekada neklausiau savęs, ar aš noriu eiti į mokyklą, ne. Aš žinau, kad aš kitaip negaliu, aš turiu eiti į mokyklą. Mano mama, kitaip negu tavo mama, ne už ką nebūtų aiškinusis, ar tau patinka eiti ar ne. Aš prisimenu, kaip mane mama vežė 39 temperatūrų ant dviračio bagažinės į mokyklą. Nu, aš manau, kad ji buvo perlenkusi lazdą, nu, nereikėjo. Jei pasirodė, kad 39, čia, nu, aš tipo jau buvau bebaigęs pasveikti ir mane dviračiu nuvežė mokyklą. Gal ir persistengė, bet už tai aš aukso medaliu baigiau mokyklą, kai taip tu pažiūrėjau. Taigi dar kartą, Paulina, ramiai ir paprastai, mokyklų yra daug ir gerų, jėzuitai, Rasa, tai ką čia vardinti, Karpas, Jablonskis, Maironis, visokiausios. Visos mokyklos, mano įsitikinimu, su malonumu tave priims. Kodėl su malonumu? Todėl, kad tu turi krepšelį, tu atneši pinigus. Kaip ir mes, tu pastebėjai. Taigi, būkit jūs protingi žmonės, nu nenueikim per toli, paskui nebebus galima grįžti. Tikrai, nu, tu supranti, aš dabar, pažiūrėk, aš negaliu nusiraminti, bet aš žinau, kad aš atsakingas už 300 čia esančių ir už 1000 čia ateisinčių. Aš negaliu atsitraukti. Suprask mane, aš negaliu atsitraukti. Tu esi geras vaikas, tavo šeima, nežinau kas, kaip ir kur jūs, beje, kur tu gyveni šiaip jau? Pravieniškėse. Pravieniškėse. Tai kasdien važinėjai? O kaip važinėjai? Su mikriuku. Jis toks važiuoja iš Pravieniškių. Jo. Nu tai, bet aš specialiai nesidomėsiu visiškai. Nu dar paklausiu, čia nieko tokio. Tu turi brolių seserų? Turiu. Jaunesnių, vyresnių? Jaunesnį brolį. Jis kur mokosi? Dabar mokosi Rumšiškėse. Rumšiškėse, nu dar. Bet visą tai neturi prasmės. Dar kartą, nu suprask mane, Paulina, suprask, kad mes negalim, kai kada nors tu būsi vadovė, bendrovės, banko, ar mokyklos, ar kieno nors, ar universiteto. Tai kas būtų, jeigu universiteto rektorius dabar pradėtų taip tvarkyti savo universitete. Šitą galima išmesti, šitą negalima. Šitą galima, šitą negalima. Čia visur turi veikti įstatymai. Niekas daugiau. Žmogus čia yra tas, kuris pasirašo išbraukti ar priimti. Jis nieko negali daugiau daryti išskyrus, kaip taisyklės numato. Ir aš tą darau. Tik tiek. Nieko daugiau. Pastebėk, kad aš ir tėvams sakiau, čia nėra pasiklausimo įtaisų, čia nėra vaizdo kamerų, čia nėra tikrinamos kišenės, čia nėra niekas daroma stengiantis pagauti, parūkiusi, neišgėrusi. Bet už tai čia ir yra ta taisyklė, kad bet jeigu tu peržengiai ir tu patekai į bėdą, tai tu nebeturi šansų kaip nors pasakyti atsiprašau ar dar kartą pabandykim. Neturi, niekas neturi, bet visi tą ir žino. Ir aš manau, kad visos tos šeimos tų vaikų, kurie dabar mokosi, tai žino ir supranta. Ir vat Juozo Purtoko mamos skambutis šiandien tą dar kartą patvirtina. Nu, mama supranta ir ramiai su dėkingumu pasakė, nu, Juozas tai pasielgė, sulaužė taisyklę ir viskas. Tai aš tavęs prašau, dar kartą, tėvai gal nesuprato, kad pripažinti nepakaltinamu yra baisus smūgis. Aš net nežinau, ar aš imsiuos to, aš ir pats penktadienį eisiu pas gydytojus. Mano sveikata nėra tokia, kad aš galėčiau tokius dalykus ramiai veikti. Aš iškviesiu medikus. Kodėl? Kodėl aš? Aš kreipsiuos į švietimo tarnybas, bet tai reiškia pagarsinti vardą, pavardę, šeimą ir problemą. Tėvai, aš pajutau, jie bando suformuoti taip. Burgis nori apginti gimnazijos garbę. Tipo, ta garbė, kad ne aureolė, kad neišblėstų. Nėra tokios savokos gimnazijos garbė. Gimnazijos garbė buvo šeštadienį stadione. Tie, kurie bėgo 4 km ir 10. Tie baigė gimnaziją mūsų garbė. Aš rašau dabar be sustojimo padėkas baigusiems. Tie, kurie
baigia, išeina ir kažkuo tampa, jie yra įrodymas, ar mes teisingai darom, ar ne. Ir va tie, kurie baigė, išėjo, galbūt jie buvo išgelbėti nuo negarbės dėl to, kad čia veikia ta taisyklė, tos taisyklės. Taigi dar kartą, aš prašau, rytoj iš ryto ateik man ir pasakyk gerą naujieną, kad tu ramiai, paprastai, dar kartą pabrėžiu, jeigu tu jautiesi psichologiniai duobėjai, gali išeiti po savaitės, po mėnesio, po 3 mėnesių, jokių bėdų. Jeigu tave dabar perkrovos veikia taip, kad tu šiuo metu išeiti negali, nėra bėdų. Gali pabūti kiek nori, bet tu nebesi gimnazistė. Nebesi ir niekada nebūsi. Ta reikia suprasti. Nebesi gimnazistė ir niekada nebūsi. Nebegali būti tokia kaip jie visi. Nebegali ir viskas. Ir kitaip nebus. Nesupratau, kodėl tėvai to nesuprato. Kaip kitą įsivaizduoja, tu man nepaaiškini. Taigi, Pauliau, dabar ramiai tu čia pasidėk, vis tiek jau ta pamoka. Šiotai. Pasidėk. O gal tu gali man, aš čia vieną šneku, bet, tu supranti, aš matau, tu jaudinės, bet aš jaudinės niekiek nemažiau. Ai, tai man išgeriau. Po vieną balerinos. Ne, rimtai. Ką čia? Ką čia mes... Nes aš... Palauk. Dar. Ateik iš būtų. Pauliau, tu man pasakyk truputėlį apie Juozą. Tu tik vos jį matei? Tai ir buvo mano klasiokas 3 savaitės. Na, bet mes čia beveik visi sutarėm, kad jis turi kažkokių problemų, kurių mes nežinom. Gal Aš tai nežinau, nesidomėjau. Nes kai jis čia sėdėjo, kai mes jį priminėjom, aš sakiau Juozai, aš to negaliu niekaip suprasti. Kai jėzuituose tu gauni 5 balus baudos, po to gauni dar 5 balus, po to gauni dar 5 balus ir žinai, kad jeigu gausi dar 5, tai tave išmes. Tai kaip tu sugebi gauti tuos dar 5 balus? Aš užsikasčiau lapais, aš įlyščiau į urvą ir kaip nors gyvenčiau, kad jau tų paskutinių 5, net ten juokinga, ten reiškia, po 5 reikia. Bet jis gauna. Ir jis tą pakartoja, aš netikėjau, kad jis tą pakartos per mėnesį, nes laukęs čia lygiai taip pat. Jis pasirašo aiškiai, kad jis vienas žingsnis ir nebus. Ir jis žengia tą žingsnį pačiu įžūliausiu būdu. Tu gal nežinai, mes darom prielaidą, kad tai gali būti už kadro visiškai kitokios problemas. Aš čia sakiau ir tavo tėvam, daug čia moksleivių, kurie turėdavo tokių psichologinių problemų visokių. Šiemet vienas baigė toks. Aš iš beveik visada galėdavau atspėti, kad problema yra tėčio ir mamos santykiai. O tik pamatai, vaikas pasikeitė labai ir aš iškart sakau, skyrybos šeimoje. Ir beveik visada pataiko. Bet čia ne tavo atvejis. Čia būdavo daugybė, vaikas sėdi klasėje, kas nors pradeda mokytis skųstis, ar kažkas jam pasidarė. Aš sakau, pasidomėkit taip atsargiai, kaip ten šeimoje. Ir labai dažnai tas iškart. Ir va tas, nepasakot to baisių istorijų. Čia yra baisių istorijų. Jeigu, prašau. Paskutinė. Taip. Bet čia ne tavo atvejis, bet Juozo atveju, aš nežinau, pavyzdžiui, gal tu žinai, ar jis tėtė, jie šiaip, man iš to, kad aš nekėjau tik su mama, man toks jausmas, kad ten gal jie jau išsiskyrė, gal dar kažkas tokio. Kitaip sakant, kažkas už kadro dar yra, ką aš. Aš kaip sakau, ir tavo šeimą negaliu įvykti, aš nežinau, kaip tu gyvenai iki šiol, kaip gyvena tavo tėtis mama. Tai tėtis labai iškilmingai pareiškė, kad jis niekada nerūkė, jų šeimoje niekas nerūko. Aš pasakiau, gal mano šeimoje kitaip, mano tėtis rūkė visą laiką ir
5 vaikai gimė ir mama visą laiką prašydavo, kad to vaiko gimimo jis nustotų rūkyti. Jis visada pažadėdavo ir niekada neištiesėdavo. Bet aš vis tada tėvams sakiau, bet aš niekada nepasmerksiu. Nu ir mirė 57 labai jaunas ir net mesčiau, kad rūkimas prie to gerokai prisidėjo. Bet mano tėtis sėdėjo sovietmečio kalėjime mėnesį, bet vis tiek mes buvom ištremti į Sibirą. Mes buvom visiški vargšai ir tada smerkti už rūkimą. Niekada nesmerkiau savo tėvo ir niekada nepasmerksiu. Jo gyvenimas buvo žiaurus visiškai. Bet jeigu tu rūkai, kai šeimoje niekas nerūko, tai vis tiek reikia ieškoti priežasčių. Kažkas tokio. Kas čia pravieniškių prašmatnumas toksai, kad tu blogai jautiesi. Taip, aš blogai jaučiausi, kai kokioje 8 klasėje pradėjo šaipytis iš manęs, kad aš nerūkau, tai aš neprisimenu tėvam pasakoju, ne. Aš esu surūkęs 1 cigaretę savo gyvenime, bet indieniškai. Aš kaip, 8 klasėje aš žinau, paėmiau, aš patraukiau dūmus į plaučius, iš karto užsikosiau ir supratau, nei aš noriu, nei aš kada nors sutiksiu rūkyti. Ir tada aš prisimėjau, kad skaičiau kažkokią knygą apie indienus, kad indienai rūko taip, degantį galą įsikiša į burną ir pučia dūmus. Nu, tipo ten dar būtų knygų parašyta, kad čia vos ne dezinfekuoja burnos ertmę, ten nuo vėžinio susirgimo apsaugo. Nu ir aš rūkiau pūsdamas. Nu, aišku, jis išaipėsi, čia atseit negalvoja, bet daugeliui vaikų 8 klasėje tai buvo naujiena. Aš ir pats tada netikėjau, kad galima surūkyti, nu, kad reiškia neužgesta ta cigaretė pučia. Neužgesta. Nu ir viskas. Ir tada aš supratau, iš manęs galima šaipytis, bet aš nerūkysiu. Nu, tiesiog aš gal ir būčiau rūkęs, jeigu būčiau mokėjęs. Tai nors didelis žinovas mane būtų labai greitai išmokęs, nu, kaip neužsikosėti. Kita vertus, nu, neslėpsiu, tėvas rūkydavo pačias pigiausias Pamir cigaretės, nu, tas kvapas, pirštai parudavę, mane veikė visą vaikystę ir aš galvojau, nu, kodėl to reikia, bet aš supratau, kad tėvas nebegali sustoti. Kitas dalykas, kai tu esi alkanas, o mes dažnai būdavom alkani, tai tu supranti, kad ką nors. Sibire aš valgiau beržo tošį nuo savo lovos. Tu niekada to nesuprasi, kokia yra skani beržo tošis, nes tu esi alkanas ir prieš užmigdamas tu atsiplėši lapelį. Nu, vis tiek kažką kramtai, kaip dabar vaikai kramto, man gumą kramto. Bet dar kartą, Paulina, aš tavęs prašau, nu tu nedramatizuok, tu išėjimo į tą mokyklą. Jolki-palki, jau tikrai žodžių nėra. Kas šitokio gali būti? Patyliukais išeini, nei koks šleifas paskui tave velkas. A tu manai, aš prisimenu tuos, kuriuos mes išmetėm dėl rūkymo. Už tai tėvam pasakiau, bet už tai tikrai Tadą Miniotą, tai aš prisimenu labai gerai. Tadas Miniotas, to tėvo, kuris jachtą apiplaukė pasaulį, Miniotas vaikas, gimnazijai. Neprisimenu, kaip mes ten pagavom 3 ar 4 rūkančius, kad tik toj klasėje, kur virš manęs. Bet Tadas, aš neprisimenu tos istorijas, jis kažkaip tai buvo toj kompanijai, bet nebuvo įrodymo. Beje, kaip ir jūsų 3 kompanijoje liko ta mergaitė, bet aš nežinau ir žinot nenoriu jos, nei vardai pavardės, kuri galbūt irgi rūkė. Bet aš tikrai prisimenu, kad aš nuėjau į šitą klasę, paprašiau, kad Tadas atsistotų ir visai klasiai girdint prisiektų, kad jis nerūkė. Ir jis prisiekė. Ir jis baigė gimnaziją, ir ten aš einu į fakultetą, jis įstojo į šitą fakultetą, jis stovi prie durų, nu, lauke, rūko, mato mane ateinant ir tai pučia dūmus prašmatniai, nu, kad parodytų. O taip, Tadas Miniotas. Ir va dabar, kur nors, kiekvieno progo tau, matai, tau tėvam papasako, visiems pasakos ir pasakos. Aš niekada nepamiršiu, kad Tadas Miniotas pasityčiojo iš manęs, iš gimnazijos pasityčiojo, prisiekė, kreivą priesaiką davė, bijok, susitiksi Tadą Miniotą, žinok, apgaus. Vagis, sukčius, apgaus. Tai va toks mano kerštas. Kol gyvas būsiu, visiems pasakosi apie Tadą Miniotą. Yra daug. Nauris Pilkionis prapjovė dar statybos rūbose skylę klasėje, kad karsintuvus įsidėtų. Nu gerai, sakau, Nauri, 50 rublių. Rubliai tada buvo. Jis pasirašė raštelį, kad užmokės 50 rublių. Neužmokėjo.
Praėjo 23 metai, Nauris Pilkionis, niekada nepamiršiu, 50 rūbų skolingas. Sutikčiau, pasakyčiau Naurai, vos čia per šeštadienio renginį Martyną Pilkį vos nesupainiojau su Nauriu Pilkioniu. Sakau, Martyna, tu man 50, paskui sakau, palauk, ne. Oi, Martynas Pilkis čia kitas atvejis. Jis pirmas laikė 5 valstybinius egzaminus, ekstra klasė. Paulina, aš nenoriu įsidėmėti tavo nei vardo, nei pavardės. Man nereikia, bet aš esu 13 vietoje po kablelio. Čia yra gimnazija. Čia reikia kažkaip pasielgti ir čia esi tu. Reikia pasielgti taip, kad tau būtų teisingas gyvenimas. Dabar tu įsivaizduok, jeigu kažkas atsitiktų, aš tėvams sakiau, tėvai ko gero nueis su tuo nusikopiuot raštu į teismą, tai 7 spalio valdybos posėdis ir 8 aš jau nebebūsiu direktorius. Žinok, aš nebijau, man 60+, anksčiau ar vėliau aš nebūsiu direktorius. Ir va tada, jeigu jie tą pasieks, tai variantas bus tik toks. Aš iššausiu paskutinę sąlygą, kaip sakau, per visą žiniasklaidą, kas mane nušalino direktorių. Ir tada jau tavo gyvenimas bus labai kreivas. Bet tas, kuris ateis vietoj manęs, labai daug šansų, kad tave paliks. Pritaikys, nežinau, amnestija kažką. Bet tada tau galas. Tu visą gyvenimą žinosi, kad tu kreivai baigėjai mokyklą, kad tu išdavai principą savo išdidumą. Ir ką tu tada pasakysi savo dukrai? Ką tu tada pasakysi savo anūkiai? Mildutei dabar aš pasakyčiau, Mildutė, dabar užsirūkytų, ką aš pasakyčiau, jeigu aš būčiau rūkęs? Sakyčiau, Mildutė, negalimo, senelis niekada, o patyliukas galvoja, kaip niekada. Tu pats tada eik. Aš nesu tobulas, bet aš žinau, kad nugyvenau gyvenimą taip, kad viską atvirai galiu sakyti dukrai, sūnui, anūkiam, viską atvirai galiu sakyti. Ir dabar su to susijęs, dabar toj savo svetainį parašysiu pasaką, sekiau vakar anūkėlim apie briliantinius batelius, kažkiek susiję. Ten bus toks epizodas sapne, fėja sako, tu galvok apie tai, ko tu labiausiai nori. Tu galvok apie tai, ko tu labiausiai nori. Įsižiojusius klausė Mildutė ir Laurutė. Tai pamatysiu, kad ten įdomi pasaka gavosi. Bet aš noriu pasakyti, Paulina, tu pati pagalvok apie savo tokį tolimą gyvenimą, apie tai, kad nereikia peržengti. Kol buvai, dabar, aišku, tu pasiteisins, kad buvau dar vaikas. Gal ir padės tas gyvenime. Kol mokykloje esi dar gali čia buvau vaikas, nesupratau ko nors. Bet kažin ar padės. Geriau gyvenime pasielgti taip, kad nebūtų nedrąsu sakyti tiesos savo vaikams. Tu negali patikėti, kaip greit praeina tas 50 metų, kai tu staiga iš to, kuris vaikas, tampi tas, kuris turi vaikų, anūkų. Aš pats to negaliu patikėti. Tai geriau tu padėk pamatus tokius, kad būtų aišku. Kad būtų aišku, kad tu išdidžiai, drąsiai, atvirai žiūrėsi savo vaikams į akis ir sakysi, taip, aš buvau patekusi bėdą, bet aš teisingai išsikapščiau. Mes visi esam patekę į visokias bėdas ir aš turiu tokių, bet aš kol kas manau, kad teisingai iš visko išsikapščiau. Man taip atrodo. Pavyzdžiui, gal ir jūsų klasėje gyriaus. Nėra nė vienos pasaulio moters, kuri būtų išgirdusi mano 3 žodžius, aš tave myliu ir to labai didžiuojuosi. Nė vienos. Ir todėl mes 40 metų gyvename. Kažkas tai tokio yra aukštesnio, o čia yra visai netoli nuo čia. Yra žmogus, kuris irgi su savo vaiku, su savo rūkymu išdavė. Ir likimas žiauriai nubaudė. Paliksiu už kadrą. Aš suprantu, kad dabar, kad išeitum iš tos krizės kažkaip švariai, reikia pastangų. Bet juk tu turi tų pastangų. Raumenis turi smegenis. Susikaup, sakykime, dabar yra tas momentas, kad reikia pastangų pakeisti mokyklą. Ir kas? Baisi čia.
5 reanimacijos. Kiekvieną kartą, kai mane veža į tą operacinę, aš žinau, gal tai paskutinis kartas, bet aš žinau, kad po to bus 3 dienos geros, o po to bus labai blogai. Kol po reanimacijos neteina skausmai, tai tu gerai jautiesi. Esu parašęs eilėraštį apie reanimacijos palatą. Geriausia vieta pasaulyje. Niekas tavęs nekrūtina, nepasiekiamas esi, niekas neskambina, labai prižiūrimas, tam viskas. Bet aš noriu pasakyti, kad tiesiog būna gyvenime momentų šlykštų. Kažką turi padaryti, bet tai šlykštų, bet padarai, paskui vėl viskas gerai. Vėl viskas gerai. Bet jeigu pasiliksi, tu pati pagalvok, tu gerai atsisėsk ir galvok, ne apie save, bet galvok aplinka. Gimnazija, Kaunas, Lietuva, Europa. Kaip visą tas atrodo aplinkos požiūrį. Prišnekėjau 9 galybės, bet tu supranti, tu jaudinėsi, tu supranti, kad man čia nėra paprasta. Nėra paprasta, tu esi gyvas žmogus. Aš dažnai mokytojams sakau, mes ne su bulvių maišais dirbam. Aš vis laikiau prašau, matyk kiekvieną žmogų, matyk jį. Bet kiekvieną, 305. Negalima pasakyti, yra lygus, yra lygesnis Orvelo gyvulių ūkis. Skaitei, neskaitai. Tai yra ta frazė, kurią dabar madinga kartoti. Nėra lygių ir lygesnių. Visi turi būti lygus. Neįlysiu į jūsų. Gerai, užtenka. Vien žodžiu. Jeigu mama nori man paskambinti, tėtis nori man paskambinti vakare, galite telefoną, beje, prisiminiau, kiek rautą. Gali man skambinti, bet mes, atrodo, šnekėjom visus šnekėjimus. Tai jie turi žinoti. Aš tikrai nieko nepakeisiu tose nuostatose. Tai skambins, neskambins, gali iš karto duoti teismą. Aš pasiruošęs. Bet pagalvoti, reiškia, bet koks toks judėjimas į priekį gali reikšti didesnį viešumą to. Ačiū tau, tu bandėjai kontaktuoti, bet silpnokai. Išmok kontaktuoti energingiau. Aš žinau, kad namuose jis šnekėjo kitaip apie mane. Tu čia sušvelninai kampus. Bet vis tiek ačiū. Pasiimk tą vandenį, neškis kartalės. Lauksiu rytoj iš ryto. Viso gero. Viso gero.